Ką, brangiai, nerkime tada į Dievo žodį. Mes toliau tęsime tą pokalbį apie kaip priimti malonę. Jau čia bus 5 dalis ir aš nevardinsiu visko, ką mes kalbėjom. Iš tikrųjų daug kalbėjom, daug svarbių dalykų. Matau, kad yra gerų atsiliepimų. Ta prasme, žmonės dėkoja, žmonės pamato žodyje tai, kas galbūt buvo paslėpta, nesuprantama. Bet šiandien noriu tokį svarbų dalyką vieną, bent jau prieiti prie to išaiškinimo. Čia, suprantat, reikalas ne tas, kad kažkas tokio labai sudėtingo, kas neįmanoma suprasti. Ne, viską įmanoma suprasti ir Dievas mus neveda ten, kas mums yra neaišku. Tiesiog viskam savo laikas. Mes visi einam šventėjimo keliu, mes visi einam proto atnaujinimo keliu. Aišku, jeigu einam, aš kalbu apie tuos, kurie sąmoningai tai daro, tai jie juda to keliu. Kas nejuda to keliu, tai jie gali ir likti toj pozicijoje daug metų. Ir pats laiko tiksėjimas, jisai negarantuoja, kad tu augi. Mes tą patį matom savo visuomeniai pasaulyje. Yra žmonių, kurie užauga ir fiziškai tai yra dideli kūnai galbūt, ir didelis amžius. Bet emociškai, pavyzdžiui, mes matom, kad tai yra vaikas, ta prasme, jis labai greitai įsižeidžia, jis viską tik tai apie save galvoja, ten ir panašiai. Tai tu supranti, kad fizinis kūnas užaugo, siela neužaugo. Arba protiniai dalykai, vėlgi kūnas užaugo, bet protas neužaugo. Dėl tam tikrų priežasčių žmogus po šią dieną nežino ten dauginimosi lentelės, nemoka ten gramatiškai rašyti ir taip toliau. Čia ne apie pasmerkimą, brangiai, čia visiškai ne apie pasmerkimą, tu moki ar tu nemoki, čia ne apie tai, čia tiesiog apie tai, kad viskame Dievas taip sukūrė, kad viskame yra branda, kad mes augam, kad žodis kaip mes kalbėjom, jisai yra siekla, mes jį siejam ir jisai auga, ir jisai neauga kaip ten bukšt ir per 1 sekundę užaugo. Jis auga etapais ir mes visi einam tuo keliu. Ir jeigu kažkokioj srity pajudėjo, tai ne priežastis smerkti tuos, kurie šiandien nepajudėjo. Aplamai pasmerkimo nėra Dievo karalystėje. Tai yra ne tas įrankis, kuris aplamai galėtų būti ir turėtų būti tarp žmonių, tuo labiau bažnyčioj, visuomeniai. Todėl į tai, ką kalba Dievas, reikia žiūrėti ne įstatymo akiniais. Dievas mane čia kaltina. Dievas nekaltina, Dievas nori tau padėti išeiti iš vienos ar kitos situacijos. Ir vėlgi, mesgi renkamės ne tam, kad kažką tai smerkti, ne tam, kad čia prieš kažką tai pasirodyti. Mes renkamės tam, kad augti viešpaties Jėzus pažinime, nes amžinasis gyvenimas ir yra pažinti jį. Jono 17:3. Jėzus pats labai aiškiai apibrėžė, kas yra amžinasis gyvenimas. Taigi, jeigu mes judame pažinime, tai reiškia tvarkoj. Ir nesvarbu, kaip atrodo jūsų bendruomenė. Svarbu, kad jūs judate pažinime to, kuris yra pilnas visokiausio gėrio. Jeigu jūs nejudate, tai tada užsiduokit klausimą, kodėl tai vyksta. Gal su bendruomenė viskas tvarkoja, gal čia jūsų asmeniniai dalykai, ta prasme, jūs nenorit arba ten jūs per daug užimti kitais dalykais, laikinais kažkokiais ir dėl to taip nevyksta. Bet šiandien aš noriu pabrėžti būtent sekantį labai svarbų komponentą. Mes pradėjom nuo tų bazinių rašto vietų. Aš dar kartą pakartosiu, Efesiečiams 2:8-9, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir tai ne iš jūsų, tai Dievo dovana. Taigi mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Malonę per tikėjimą. Yra 2 komponentai, kurie reikalingi tam, kad Dievo žodis, kad Dievo pažadai taptų realybė, tikrovė mano gyvenime. Suprantat? Jeigu Dievas pažadėjo, reiškia, man reikia judėti tuo keliu, kurį jisai nurodė. Ir mes su jumis žiūrėjom Abraomo istoriją, mes su jumis matėm, ką darė Jozapatas, ir visa žydų bendruomenė, kai atėjo tie, reiškia, išbandymai, kai atėjo priešai kariauti. Ta prasme, kad reikia 2 komponentų. Reikia malonės ir reikia tikėjimo. Be tikėjimo mes negalim priimti malonę. Malonė yra išlaisvinta, bet mes jos negalėsim priimti, jeigu mes netikime. Toks paprastas pavyzdys, Ten kažkas pas jūs ateina ir sako, kad ten, pavyzdžiui, kokioj Maksimoj, ten, nežinau, Akropolį, pavyzdžiui,
ten pomidorai po 1 centą. Ir ką jūs daro su tą informacija? Jūs ją gavot, jo, ir atrodo šaltinis patikimas, bet jeigu jūs tikit, jūs važiuojat. Teisingai, jums reikia pomidorų po 1 centą. Nu, sakykim, reikia, jo, pas jūs nėra pomidorų, jums reikia pomidorų. Jūs tada važiuojat ir jūs perkat. Jeigu jūs nevažiuojat, tai iš principo tas pats, jūs žinot ar nežinot. Suprantat? Taigi Dievo išlaisvinta malonė, jeigu jinai nepriimta tikėjimu, jinai neturi jėgos, jinai neturi vertės jūsų gyvenime, jinai netampa kūnu, žodis netampa kūnu. Jo, ir mes skaitėm romiečiams, kita bazinė labai svarbi vieta, tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime. Romiečiams 5.2. Tikėjimu pasiekėme. Jo, yra malonė, ką su ją, kaip jinai, kur jinai, jo, viskas duota gyvenimui ir devotumui parašyta. Kur duota, kaip paimti, jo, kažkas sako, tai kaip. Per pažinimą jo ten mes toliau skaitom. Tai reiškia, mes tą malonę paimam. Ir šiandienos mintį, kurią aš noriu pabrėžti, aš dabar ją įvardinsiu, jo, dėmesio. Tikėjimas yra svarbiau už žinojimą. Kažkas sako, oi, ką tu, Martinai, aš ne tai, kad tikiu, aš jau žinau, kad ten Dievas padarė tą ir tą. O aš to pasakysiu, kad yra atvirkščiai. Tu gali žinoti, bet ar tu tiki? Suprantat? Jeigu, aš pavyzdžiui, galiu žinoti labai daug. Aš esu skaitęs Koraną, ne visą, bet esu skaitęs. Aš esu susipažinęs kažkiek su budizmu. Aš žinau, ką ten kabina Jehovos liudytojai. Aš netgi galiu jums paaiškinti skirtumus ir kurioje vietoje jie apgaudinėja. Aš žinau, bet aš netikiu. Aš net ten apsispalvinu geltonai ir nevaikštau po gatvę su būgnais, ne dėl to, kad man gėda, o dėl to, kad aš netikiu, kad tai reikalingas dalykas. Aš tikiu, kad kai aš paimu vynuogių sultis ir paimu duoną, kodėl aš tai darau? Kažkas sako, Martin, tu nesąmonę kažkokią darai, kažkokį gabaliuką duonos valgai, ten kažkokį sultį, ten iš taurės geriai, kam tau reikia. Nes aš tikiu, tai Jėzus pasakė. Jo, aš sužinojau, be abejo, aš negaliu tikėti, jeigu aš nesužinojau. Žinojimas labai svarbus. Jo, mes turim sužinoti. Mes turim sužinoti, kokia yra Dievo malonė. Jo, pavyzdžiui, kažkas aiškina, kad Dievas negydo. Aš kažkada buvau bažnyčiai, kur labai aiškiai iš sakyklos buvo tiesiai šviesiai sakoma, kad Dievas nebegydo. Kad anksčiau Dievas gydė, dabar nebegydo. Anksčiau buvo kalbėjimas kalbom, dabar nebėra. Anksčiau buvo stebuklai, dabar nėra. Viskas, mes gyvenam eroj, kai visų šitų dalykų nėra. Taip ir mokino, tai tikėti buvo labai sunku, netgi kadangi tave išmokino, kad to nėra. Bet ačiū Dievui už Dievo žodį, kuris išlieka tas pats per amžius. Ir Dievas veda ir tos, kurie gilinasi, aiškinasi, jie atras tai. Ir paaiškėjo, kad Dievas sako, ne, aš gydau. Dievas sako, ne, aš darau stebuklus. Dievas sako, aš duodu kalbėjimų, reiškia dvasios kalbėjimų dovaną. Tai ką dabar daryti? Tai dabar reikia patikėti. Supranti? Ir su tais pačiais išgydymais, galiu pasakyti, aš buvau toj bendruomeniai, kur sakė, kad išgydymų nebėra. Ir jūs galvojate, ten buvo išgydymai? Aš nemačiau nei vieno. Aš ten buvau N metų, bet aš nemačiau nei vieno išgydymo ten. Ir tam pačiam mieste, tas pats Martinas, kuris sužinojo apie tai, kad Dievas gydo ir patikėjo, kad Dievas gydo, aš dabar gyvenu gyvenime, kur aš periodiškai matau išgydymus. Aš pamačiau tai pirmiausia savo gyvenime, jau aš apie tai jau ten dalinausi ir dabar aš periodiškai tai matau, kitų žmonių gyvenimus. Žiūrėkit, šalis ta pati, laikas maždaug tas pats, jo, bet tiki ar netiki, malonė visiems yra? Visiems. Bet vieni ištėsė ranką ir paėmė, kiti neištėsė rankas ir jie neturi. Suprantate, kaip gaunasi? Kodėl kažkas laužo galvą, kaip taip gali būti? Kaip taip gali būti, kad visi skaito vieną Bibliją, pas vienus taip, pas kitus kitaip? Tikėjimo klausimas. Tikėjimo klausimas ir būtent šitoj sąjungai malonė ir tikėjimas mums padeda priimti tai, ką Dievas išlaisvino kaip malonė.
Va, paskaitysiu dar rašto vietų, po to sustosim vienoj, dar vieną tokį didelį pavyzdį duosiu, kad jūsų būtų irgi matymas ir supratimas nuo pagrindų. Mes tos principus matom, vat visam rašte, jo, mes apie Abraomą kalbėjom, jo, Dievas pasakė, jis patikėjo ir padarė. Jo, mes skaitėme apie Jozapatą, Jozapatas patikėjo, jie tai padarė ir jie pamatė Dievo šlovę. Taigi viskas vyksta būtent vat šituo eiliškumu. Dievas išlaisvino malonę ir tada ta malonė, jinai gali ateiti į mano gyvenimą tada, kai aš ją patikiu. Jo, Jėzus visą laiką buvo. Aš iki 25 metų gyvenau, kažką girdėdamas apie Jėzų, mes ten kiaušinius dažėm, mes ten kažką kalbėjom, mes ten per kalėdas kažką tai darėm, bet tai viskas buvo pro šalį. Aš visiškai netikėjau. Ir mano gyvenimas buvo vienas. Kada aš patikėjau, mano gyvenimas pasidarė kitoks. Nors Jėzus tas pats, jis buvo ir prieš tai toksai pat, ir dabar jisai toksai pat. Kas pasikeitė? Pasikeitė, kad aš įtikėjau. Aš patikėjau vienu ar kitų dalykų. Suprantat? Ir galima patikėti, pavyzdžiui, išgelbėjimu, bet netikėti kitais dalykais. Jo, jeigu tu taip išmokintas. Pavyzdžiui, tu netiki nei kalbėjimų kalbom, nei stebuklais, nei finansinių aprūpinimų netiki, nei išgydymų netiki. Ir gyveni, aš esu išgelbėtas ir viskas. Ir laukia, kada pagaliau Jėzus ateis. Bet yra daugiau dalykų, kuriuos Dievas yra davęs ir jisai ragina, skatina tave stiprinti savo tikėjimą ir tikėjimu priimti tai į savo gyvenimą. Taip, ką aš norėjau perskaityti. Viena iš svarbių rašto vietų, Romiečiam 6, 16, 18. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą? Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais. Arba tu klausai to ir tiki tuo, arba tu klausai to ir tiki tuo. Supranti, čia jau, kaip man duotas pasirinkimas. Dievas davė man laisvę. Dievas sako, aš duodu tau malonę, tu esi aprūpintas. Kaip aš esu aprūpintas Dievas? Negali būti. Už ką? Ne už ką, dėl to, kad aš tavo tėvas. Negali būti, žinai. Tai kaip negali būti? Aš tau sakau, aš Dievas. Ir va čia vyksta kova iš tikrųjų. Va čia vyksta kova. Priešas apgavo labai daug žmonių, jo ta religijos dvasia apgavo daug žmonių, žmonės maldauja iš Dievo. Jie persijungia į tai, kad išprašyti, kad Dievas lyg tai galėtų, bet neduoda. O tiesa yra ta, kad Dievas yra davė viską ir dabar jis sako priimk arba padaryk kažką tai, kad tai padėtų tau priimti. Jo? Va dėl to mums reikia pirmiausia Dievo žodžio, mums reikia bendravimo su šventaisiais, mums reikia maldų, mums reikia pasnikų, mums reikia susirinkimų, mums reikia važiuoti į konferencijas, mums reikia būti su tikinčiaisiais. Suprantat? Ne tam, kad patikti Dievui, bet tam, kad aš priimčiau tai, kad Dievas jau išlaisvino. Suprantat? Nes aš turiu laisvą valią. Dievas apribojo save, duodamas man laisvą valią. Suprantat? Ne tai, kad jis, ne visagalis, taip, jis visagalis, bet mano gyvenime jis apribojo save pats sąmoningai, duodamas man visišką tobulą laisvę. Ir ta laisvė, jinai netokia, kaip žinot, mes būna, toks pavyzdys, mes kažkur tai vadovaujam, kažkas kažkur visiems esat vadovavę, ta prasme, daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, ar tai vaikai, ar tai, bet kur, nesvarbu. Ir mes sakom kažkam, virš kurio turim valdžią. Tu laisvai daryk šitą, pavyzdžiui, dalyką, gali tvarkyti, kaip tau atrodo, tvarkykis. Mes duodam laisvę, atrodo, jo? Bet kada matom, kad kažkas blogai, mes įsikišam, sakom, tu blogai darai, reikia va taip, todėl kad, tu blogai darai. Čia ne laisvė. Čia ne laisvė. Laisvė tai reiškia, kad žmogus gali daryti bet ką. Suprantat? Dievas davė mums laisvę, kada netgi, kai mes renkamės mirtį ir į ją bėgam į tą mirtį, Dievas nesikiša, jis šaukia, jis signalizuoja, jis ten duoda ženklus, siunčia žmonės, kurie jį girdi, kurie jo klauso.
bet jis nesustabdo ir nesako, nu ne, tokią laisvę aš tau nedaviau. Aš tau daviau laisvę tik daryti gerus dalykus. Ne, aš tau daviau pilną laisvę. Suprantat? Čia reikia suvokti, kad Dievas ne kontrolierius, kuris lenda į bet kokią situaciją, kuri jam nepatinka arba kuri ne pagal jį. Jis davė visišką laisvę kiekvienam žmogui ir mes turime teisę rinktis. Dėl kad, nežinau, ar teko susidurti, bet greičiausiai, kad taip, mes visi turėjom simptomų lygų, jo? Ir vat lygos metu atrodo, tu jau pasimeldėjai, atrodo, tu jau ten kažką dar padarėjai, jau čia priklausomai nuo jūsų supratimo. Ir tą padariau, ir ten donas galbūt laužiam, ar dar kažką. Ir vis vien man simptomai eina, vat. Ir kažkur tai kirpžda tokia mintis. Vat, nu iš tikrųjų, tai Dievas, jeigu norėtų, jisai mane vat išgydytų. Nu, vat jisai kažkaip sugalvotų. Būna tokių dalykų, ar ne? Vat Dievas visgi kažką tai vat padarytų. Jis visagalis, jis didelis. Bet tiesa ta, kad Dievas padarė jau viską. Suprantat? Taip nėra, kad jis galėtų kažką tai dar tau padaryti, bet nedaro dėl kažkokių tai priežasčių. Jis daro viską, kas įmanoma. Suprantat? Kada mes matom iš žodžio, kad yra malonė ir yra tikėjimas, labai dažnai žmonės sugalvoja, kad, nu tai ašgi tikiu, aš tobulai tikiu, čia pas Dievo problema. Čia yra problema su tom, kad jis neišlaisvino kažko. Jis nedavė kažkokios malonės. Ar tai išgydymui, ar tai aprūpinimui, ar tai dar kažkam. Su manim tai viskas tobula. Bet, tai yra iliuzija. Tai yra iliuzija. Problema ne su Dievu. Problema su mumis. Dievas ir atėjo spręsti tos problemos. Dievas atėjo tamsą, atnešė šviesą, jo, ir tamsa jos neapgaubė. Tai mums neįsižeisti reikia, bet aiškiai suvokti proporcijas, kad su Dievu viskas puikiai. Jeigu pas manęs kažkas neišeina, tai kažkas su manim, bet problema ne pasmerkimui, o problemos atradimas jo sprendimui. Jo, kad taip, kažkas yra su mano laidukais, jeigu kalbėti apie tavo pavyzdį. Ir čia sakau, į tą žodį galima ateiti tik suvokiant, kad Jėzuje Kristuje nėra jokio pasmerkimo. Romiečiams 8:1. Mes einame į tuos dalykus, kad juos išspręsti ne tam, kad kažką tai smerkti, ne tam, kad kažką tai apkaltinti, bet kaip suaugę žmonės suvokti, kame yra problema. Problema ne Dieve, kaip aiškina labai daug sakyklų. Reikia daugiau žmonių, kad melstųsi, kad Dievas išgydytų tą berniuką ten ar mergaitę, jo. Ir mes padarom grandinės, mes ten meldžiamės, maldaujam, Dieve duok, Dieve duok, Dieve duok, Dieve duok, ir tas vaikas visiems miršta. Ir po to visi tokie, Dievas, galėtų, jisgi visagalis. Ne, brangiai, kažkas ne taip. Čia ne apie tai, kad Dievas nenori išgydyti to vaiko. Čia reiškia, kad mes ne į tas pievas nuvažiavom. Ir čia ne pasmerkimui, o čia tam, kad nebevažinėti po tas pievas. O kad judėti taip, kaip Dievo žodis mus mokina. O Dievas sako, kad reiškia, kad tu malonę priimsi tikėjimu. Ne kažkaip kitaip. Tau reikia malonę sužinoti, kokia yra malonė. Pavyzdžiui, ar yra malonė eiti ir ten daryti neištikimybę su kaimynu žmona. Nėra tokios malonės. Dievas to nelaimina. Tai prieštarauja Dievo žodžiai, prieštarauja Dievo charakteriui ir visiems kitiems dalykams. Tu čia tikėk, kiek tu nori. Tau gali labai viskas atrodyti palankiai, bet tai netiesa, tai melas. Man reikia sužinoti, kokia yra Dievo malonė. Ar Dievui svarbu, pavyzdžiui, mano vaikų gimimas, ar nesvarbu. Iš žodžio mes aiškiai surandam, kad tai yra svarbu, kad tai yra Dievo taip ir amen, kad mes turėtumėm vaikų. Čia nereikia kažkokių ten gilių pažinimų ar gilių maldų. Tai reiškia, aš stoviu tame, jeigu aš kovoju už vaiką, jo, kažkas ten arba nevaisingas, arba ten negali išnešioti, arba dar kažką, tai aš stoviu tame, kad tai yra, kad tai ateina į mano gyvenimą, aš tom tikiu. Suprantat? Ir tikiu, jeigu man sunku tikėti, jo, kažkas sako, o jeigu nesigauna, tai Dievo žodis vėlgi mums duoda atsakymą, ką daryti. Ką daryti, kaip sustiprinti savo tikėjimą. Jo, kaip sumažinti netikėjimo kiekį. Jo, kaip tas atsimenat žmogus šaukia, padėk mano netikėjimą. Jo, padėk mano netikėjimą. O jeigu mes prisiminsim, reiškia tos moters, kuri 12 metų sirgo kraujospūdžiu. Atsimenat, ką Jėzus jai pasakė? Kai jinai visgi ten
pavyko jai prisiliesti prie jo ir jinai pagijo, Jėzus sako, tavo tikėjimas tave išgydė. Tavo tikėjimas tave išgydė. Žiūrėkit, Jėzus neakcentavo tai, kad jo valia visus gydyti, jis tai rodė. Jis rodė, parašyti, jisai gydė visus. Jis ėjo ir gydė. Nebuvo žmonių, kurių jisai sakė, aš tavęs negydysiu dėl tos priežasties, dėl tos. Jis gydė visus. O kai jinai tai padarė, jisai sako, daryk, dukrelė mano, varyk. Tavo tikėjimas tave išgydė. Tavo tikėjimas tave išgelbėjo. Ir va čia mes pamatom, ant kiek tai svarbu. Ant kiek svarbu, kad mūsų tikėjimas būtų, kaip ta stipri ranka, kuri ima nuo stalo tuos dalykus, kurios yra patesti ant to stalo, kurie yra duoti, kurie yra padovanoti. Mums joms reikia imti. Taigi žodžio nagrinėjimas neprivers Dievo tave stipriau mylėti. Tai daugiau pakeis tavo širdį, tu gebėsi priimti jo meilę. Suprantat, kad grįžtant prie tų visų religinių, kaip sakyti, apeigų, kaip kažkas žiūri, Dievo žodžio skaitimas, maldos, ten ėjimas į bažnyčią, važiavimas į konferenciją, pasnikas, tai ne tam, kad keisti Dievo nuomonės apie tave. Suprantat, tai tam, kad keisti mano širdį, tai tam, kad naujinti mano protą, tai tam, kad stiprinti mano tikėjimą. Čia man to reikia, paprastai kalbant. Ne Dievui reikia, kad tu skaitytum Bibliją. Kaip jam to reikia, kad tu būtum su jo, ta prasme, tu jeigu neskaitysi, tai labai didelė tikimybė, kad tu su laiku labai toli nutolsi ir nebegirdėsi iš vis viešpatės. O jis tave myli, tai be abejo jam skaudu, jeigu tu to nedarai, bet jam asmeniškai to nereikia. Jis nededa kažkur pliusiukų ar paukščiukų, kiek kartų tu buvai sekmadienio susirinkime, kiek kartų tu paskaitai Bibliją, kiek kartų tu ten meldėsi ar kiek paaukoji. Čia yra apie tavo širdį. Čia yra apie tai, kad man reikia keistis, jo? Gerai, pažiūrėkim šitą nuostabią rašto vietą. Paimkim vėl iš Senojo testamento dar vieną istoriją svarbę, jo, apie Abraomą mes pakalbėjom ir pažiūrėkim, ten yra ne vienas pavyzdys, pavyzdžiui, įstatymo, reiškia antroji knygoj, 24 skyriui mes skaitom, Mozei Dievas pasakė, eik pirmin, pereik Arnono slėnį, žiūrėk, atidaviau tau į rankas Amoritą Hešbono karalių, Sihoną, ir jo kraštą, imk ir užvaldyk, leiskis į mūšį su juo. O žiūrėkit, šitoj vienoj eilutėj Dievas duoda labai daug nurodymų, ką žmogui reikia daryti. Jis sako, aš atidaviau, malonė yra, bet jam eik, žiūrėk, čia daug veiksmažodžių, pereik slėnį, toliau, imk, užvaldyk ir leiskis į mūšį. Žiūrėkit, kiek daug Dievas duoda nurodymų. Jeigu tu tiki, tada eik ir daryk tai. Ir šiuo atveju jie taip ir padarė. Ir jie nugalėjo. Nors tie ten buvo stipresni ir taip toliau, bet žydai, hebrajai nugalėjo tą mūšį, nes jie patikėjo Dievo žodžiu. Dievas sakė, aš jums atidaviau, eikit dabar ir užkariaukit, eikit ir paimkit. Tai, kad jūs gavote iš Dievo pažadą, kad jūs esate išgydyti, nereiškia, kad nebus mūšio. Labai svarbu. Dievas pasakė, tu esi išgydytas. Tai stovėk tame ir kovok gerą tikėjimo kovą, kaip parašyta Timotiejui. Jo? Tai ne pabaiga, tai gali būti pradžia, bet jinai prasideda nuo finišo, ta prasme, tu išgydytas, Dievas sako, aš atidaviau tau žemę, aš dabar grįžtu prie įstatymo knygos, aš atidaviau, bet jiems reikėjo eiti ir kovoti, ir tuose mūšiuose turbūt dar kažkas žuvo, suprantat? Mes dabar, žiūrėk, jeigu mes žiūrim į Senąjį testamentą, geras klausimas, ar taiki galima gauti? Mes žiūrim į Senąjį testamentą, ir ten viskas buvo kūniškai. Mes gyvenam Naujam testamente ir mūsų kova ne prieš kūną ir kraują, bet prieš karalystės, prieš dvasę, prieš visą tą piktumą. Tai su tom dvasiom aiškintis reikia tik piktuoju. Ta prasme, net ne piktuoju, mes tai veikiame meilę, bet tai ne derybos, tai ne bandymas rasti kompromisą.
Tai yra aiškus pozicijos pasakymas ir jokių kompromisų. Su žmonėm negali būti jokių ten užmušinėjimų, ten šaudimų ar panašiai. Ne, jokių būdų. Mes su žmonėm nekariaujam. Mes kariaujam su dvasiniais dalykais. Mūsų kova dvasiniai plotmėjai. Va čia yra esminis skirtumas, jo? Atsakiau ar ne? Tai taikiai, ta prasme, su tom dvasiom, ne tai, kad neišeis, negali būti. Tai yra priešas, kuris atėjo vogti, žudyti ir pražudyti. Žiūrėk, žemė atiduota tau, jo, bet priešas žinodamas tai gyvena ten. Ir kol tu jo neišvarysi, jis ten gyvens, žinodamas, kad tai ne jo. Jis vagis. Supranti, jis nelegalas. Jį reikia išvaryti. Čia yra tas pats, kas tavo namie. Tu sėdi pas save namie, pas tave atsidaro duris, kažkas užeina, paima tavo kažkokį brangų daiktą, telefoną pavyzdžiui, ir eina laukan. Ką tu darysi? Būtent. Mums reikia labai aiškiai išmokti, kaip Dievas mus mato, jo. Jis nemato mūsų nuodėmių. Jis mato mus per Jėzų Kristų, jis mato mus tobulus, jo. Jis nemato mūsų nuodėmių. Vat mums reikia išmokti taip matyti žmonės, kad tarnauti žmonėms. Jo, ir Paulius apie tai rašo, kad mes jau nebematom vienas kitą kūne. Jo, mes vienas kitą matom kaip dvasinį Dievo vaiką. Jo, tobulą Dievo vaiką. Amen. Tai yra išgydymas sielos, jo, kada jau tavyje nepasileidžia tie neigiami dalykai, kurie anksčiau suveikdavo. Nes didžiaja dalimi, ne tai kad didžiaja, o 100%, Dievas, žiūrėk, Dievas per Izaiją sako, kad tas, kuris išlaiko savo mintis mano žodyje, aš išlaikau tobulam pasaulį. Dievas mus veda į tai, kad nepriklausomai nuo aplinkybių, aš visą laiką išlieku Dievo pasaulyje. Supranti? Kokia nuostabi mūsų ateitis, ta prasme, į ką mes einam. Tai reiškia, ir ten neparašyta, kad tik tai jeigu tu gyveni Amerikoje, arba ten jeigu tu esi milijonierius. Ten apie tai net žodžių nėra, atvirkščiai, Dievo žodis charakteris kitoks. Jis kalba apie tai, kad svarbiausia va tie vidiniai dalykai su viešpačiu ir iš to jau eina įtaka viskam, kas yra išoriai. Teisumas, ramybė ir džiaugsmas, jo. Ir nesvarbu, kur tu esi ir kas yra aplinkui. Neabejoju, sesė, jo, kad tai yra sudėtinga. Nieks nesako, kad tai yra lengva, paprasta ir be abejo. Bet būtent tai ir yra. Gali tame, žinai, koks vienas iš patarimų galėtų būti. Pamatyk tame galimybę jiems išsigelbėti. Nes tai yra tavo reakcijos, tavo bendravimas su viešpačiu, tavo pažinimas jo, tavo augimas jame. Tai yra šansas jiems. Kad visos kovos, kurias tu pereini, jo ir ką tau reikia išstovėti, tai yra durys jiems įeiti į tą karalystę. Tai yra jiems galimybė. Supranti, vieną kartą pasirinkti teisingai, vieną kartą pasirinkti savo karalių, kuris yra tavo karalius. Bet stiprybė yra Jėzuje Kristuje. Stiprink širdį malonę, kad tu esi priimta, kad tu esi išgelbėta, kad tu esi su juo ir nepriklauso tai nuo tavo pasirodymo čia. Supranti? Kad nepriklauso nuo to, ar aš tobula buvau mama, čia dabar toksai topas, va, visi nori būti tobulais. Dabar tėvystė, reiškia brandė, čia visi tobuli tėvai, vaikai veda į 100 ten grupių, vaikams brangiausius drabužius perka ir taip toliau. Vienas dalykas tai nėra tobulumas, antras dalykas tu visiems nebūsi tobulas. Tu judėk paskui viešpatį. Pirmiausia karalystė, o visa kita bus pridėta. Parašyta, ieškokit karalystės, o po to visa kita aš jums pridėsiu. Dievas tave nukreips, Dievas tau parodys, ko iš tikrųjų reikia, o galbūt 100 metų nereikia tų penkių, reiškia, vaikų ten visokiausių ratelių, ar kaip jie ten vadinasi, burelių ir panašių dalykų, jo? Vedimas, dvasios vedimas, bet grįžkim visgi prie šitos svarbios minties, kad mes malonę priimam tikėjimu. Ir žinojimas, kad Dievas davė malonę, nereiškia, kad jinai automatiškai pasileis tavo gyvenime. Jinai apsireikš tavo gyvenime tada, kai tu patikėsi. Jo, aš jau daviau ne vieną pavyzdį. Tiek išgelbėjimo klausimų, tiek išgydymų, tiek aprūpinimų, tiek visais kitais klausimais. Ir mes galime to klausimų įdėti, bet pažiūrėkim dar vieną labai ryškų pavyzdį,
kuris ateina vėlgi iš Senojo testamento, Išėjimo knyga, kai žydai ėjo, reiškia, perėjo jūrą, išėjo iš Egipto, perėjo jūrą, jau gavo įstatymą ir priartėjo prie pažadėtos žemės. Reiškia, Išėjimo knygoje 303 skyriui pačioj pradžioj Dievas pažadėjo įvesti į pažado žemę žydus, ir apie tai buvo kalba dar nuo Abraomo laikų, kad jūs valdysit žemę, aš jums duosiu žemę, tai yra pažado žemė ir taip toliau. Ir jie priartėjo prie tos žemės. Ir žiūrėkit, kas toliau vyksta. Jie pasiunčia žvalgus. Pirmiausia, apie žvalgus jokios kalbos nebuvo. Tai jau buvo pirmas netikėjimo žingsnis. Dievas pasakė, aš esu su jumis, aš jūs vesiu. Supranti, bet jie kažkam tai pasiuntė žvalgus. Žvalgai sugrįžo ir proporcija buvo, labai bloga. Tik 2 žmonės sako, su mumis viešpats. Taip, ten yra milžinai, ten yra tų visokiausių tautų karingų, bet mes nugalėsim, kadangi su mumis viešpats. Ir tai buvo amen, taip ir amen. Tie žmonės liko tikėjime, jie matė tą patį, ką matė kiti 10 žmonių. Bet tie 10 atnešė paniką ir sako, ten didelės tautos, mes jų niekada nenugalėsim. Žiūrint kūniškom akim, jie iš principo buvo teisūs. Žydai kaip tiesiog tauta, kaip paprasti žmonės, su kardais ten ir visais kitais dalykais, ką jie tais laikais turėjo. Jie buvo riboti savo sugebėjimus. Jie negalėjo nugalėti visus. Jie, kažką turbūt galėjo nugalėti, kažką negalėjo. Bet visa esmė, kad jų visuose žygiuose, ir kare viešpats buvo su jais. Viešpats vedė juos. Va, kaip mes prieš tai skaitėm, aš duodu tau šitą žemę, aš atiduodu tau šitą karalių, eik ir paimk tą žemę. Jie ėjo ir nugalėjo. Jeigu ten pilnai skaitysit, tai jie ten praėjo ne vieną žemę, kai Dievas sakė, šitų nepulkit, šitos žemės jums neduodu, šitų nepulkit, šitos žemės jums neduodu. Ir ne vieną kartą jisai pakartoja. Ir viskas, ir jie praeina. Jie nebando, jie paklūsta viešpačiu ir juda link ten, kur Dievas pasakė jiems nueiti. Bet šitoj situacijai Dievas sako, va, yra pažadėta žemė, judėkit. Bet jie suabejojo. Jie pradėjo ten bliauti, jie pradėjo verkti, tai mums geriau Egipte buvo mirti, ir visą tą litaniją, ta prasme, va, kaip čia blogai viskas, kaip čia mus nužudyti nori ten ir taip toliau. Jie nepatikėjo viešpačiu. Ar Dievas pažadėjo pažadėtą žemę? Pažadėjo. Jinai taip ir vadinasi, pažadėta žemė. Jie neįėjo į tą žemę. Dievas labai supyko, jie ten kalbėjo su Moze, jeigu paskaitysit viską. Ir Dievas davė tokį nuosprendį. Gerai, sako, aš juos atleidžiu, bet visi tie, kurie virš 20 metų tuo momentu buvo, visi numirs šitoj dykumoje. Tokia buvo bausmė. Kadangi jūs nepatikėjot, jis ten tokius žodžius kalba, kad kiek dar gali šita tauta netikėti manim, Dievas, visagalis, visos visatos kūrėjas, duoda pažadą, o kažkas sako, netikiu tavim. Visų, kaip sakai? Dievas sako, tada jūs liksite šitoj dykumoj ir jie 40 metų lieka dykumoj, juda ten rateliais, 8-tukėm varinėja. Ir vienu žodžiu, tie visi žmonės išmirė, išskyrus tuos žmonės, kurie patikėjo, tie 2, Chalebas ir dar kažkas ten buvo. Tai jie nemyrė, o šitie žmonės mirė, užaugo nauja karta ir jie įėjo į tą žemę. Dievas išpildė savo pažadą, kai žmonės patikėjo. Jie patikėjo ir jie užėjo. Suprantat, dar vienas pavyzdys, kad mes galim turėti pažadą. Vat, pavyzdžiui, aš buvau dar vienoje bažnyčioj, kur kiekvienais metais, aš ten kelis metus buvau, ir kiekvieni metai prasidėdavo nuo to, kad mums sakydavo, kad va, pažadėta žemė jau artėja, mes labai arti, mes dar einam per dykumą, bet va, jinai jau čia, mes jau ją matom, reikia dar stipriau užversti diržus ir jau greit mes ją įeisim. Ir kažkaip, ir tu, ypač pradžioj, tu kažkaip pilnas entuzijazmo, tu pasiruošęs ten užveršti, suveršti viską, ką reikia padaryti, eiti ir ten užeiti, bet mes niekaip į ją neužeidavom. Mes vėl kažkaip prasidėdavo metai ir mums vėl sakydavo, va, žemė vis arčiau, mes jau greit užeisim,
Suprantate, ir mes vėl neužeinam. Labai panašu, tai to žydų, žiūrėkit, kurie priartėja prie tos pažadėtos žemės. Kažkaip. Ir vėl supranti. Ne, bet mums reikia patikėti. Pažadėta žemė yra? Yra. Dievas pažadėjo? Pažadėjo. Su visais reikalais, su aprūpinimais, su sveikatom, su verslais, su šeimom, su žmonom, su vyrais, su viskom, ta prasme. Su vaikais, su visko, ką galima suprasti po žodžiu El Shaddai. Jo, tai yra visko Dievas, visko apšiai. Jo? Bet man reikia patikėti. Jeigu aš nepatikėsiu ir nepadarysiu tikėjimo žingsnių link to, aš tiesiog ten neužeisiu. Kaip su tais pomidorais Maksimui, suprantat? Aš sakysiu, nesąmonė, negali būti po 1 centą ir nevažiuosiu. Kažkas atvažiuos su dėžėm, sakys, aš čia pripirkau. Sakysiu, palauk, tai ir aš noriu. Nuvažiuoju, o viskas, jau nebėra. Suprantai, jau nebėra. Kažkas patikėjo, nuvažiavo, prisipirko ir paskui pardavė ir verslą padarė. Jo, arba ten, nežinau, sulčių prisidarė ir ten paskui ten dar kažką darė. Suprantat, jis patikėjo ir paėmė tai, ką Dievas davė. Aš nepatikėjau, aš nepaėmiau. Tai liko kažkur tai ten. Jo? Jeigu dar tai yra, tai tada ateik ir paimk. Bet gali būti kažkokie tokie dalykai. Todėl, kad aš matau, kaip Dievas gyvenime veda, parašyta, kad Jėzus yra gyvas kelias. Jo? Aš anksčiau meldžiausi Dievę, kas yra gyvas kelias. Man tokį paaiškinimą Dievas davė, kad šiandien tu čia gali pereiti. Dievas tave čia veda. Bet jeigu tu lauksi, tas kelias nebus čia amžinai. To kelio rytoj jau čia galbūt nebus. Arba ten po savaitės jau nebus. Arba po mėnesio. Ir aš matau tai, kažkokių Dievas organizuoja kažkokius susitikimus, kažkokius bendravimus ir tau reikia atsidurti tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų. Ir jeigu tu klausai Dievo, tu ten atsiduri, bam, viskas suveikia, užsiriša ir atsiranda naujas kažkoks tai vingis jo. O jeigu tu ten neatsiduri, nieko neįvyksta. Po to tu bandai padaryti kažką tai tą patį, o jau neveikia. Ir su žydais buvo labai panašiai. Žiūrėkit, kada Dievas pasakė, kai jie pasakė, mes neįsim į tą pažadėtą žemę, Dievas kalbėjosi su Moze, sako, gerai, jūs visi, kas virš 20 metų, visi mirsit šitoj dykumoj, o jaunimas paskui užeis į tą dykumą. Jie tada sako, oi, ne, mes atgailaujam, mes bėgam kariauti. Mozė jiems sako, neikit, dabar jau bus ragas, dabar jums nieko nepavyks. Ir taip ir buvo, jie nuėjo, gavo į dūdą, kaip sakant lietuviškai, ir viskas, ir pabėgo iš ten. Dievas nebėjo, suprantat? Jeigu Dievas pasakė, einam, reiškia mes einam. Jeigu Dievas viską sako, nebeinam, tai jeigu aš darysiu tą patį, žingsnis į žingsnį, nieko neišeis. Todėl, kad ne aš, o Dievas daro tos dalykus, suprantate? Man svarbu daryti tai tikėjimu į tai, ką Jis pasakė, ir tada tai įvyksta mano gyvenime. Aleliuja. Tai šiandienos mintis, tas laikas kaip bėga, šiandienos mintis, kurią norėjau pasakyti, brangiai, tai būtent apie tai, kad žinoti yra labai, labai svarbu. Bet dar svarbiau patikėti tuo, ką tu žinai. Labai svarbu sužinoti, kokia yra Dievo malonė. Ir tam vėlgi mums reikia Dievo žodžio pirmiausia. Be abejo reikia klausyti mokytojų, be abejo mums reikia ir pranašų, ir apaštalų, ir viso kito, ką Dievas davė. Bet pagrindas tai yra žodžių nagrinėjimas. Ir bet koks mokytojas visada, geras Dievo mokytojas ves jūs į Dievo žodį, į asmeninį santykį, kad tai nebūtų santykis per kažką. Vat mano pastorius pasakė, vat mano ten pranašas pasakė, vat tas pasakė. Labai gerai, gal viskas puikiai su to, ką jis pasakė. Bet jeigu aš neturiu apreiškimo, kad aš esu išgydytas, bus kaip su tais, atsimenat, buvo ten tokie Skevos, man atrodo, sūnus, kurie ten varinėjo demonus, o velnias jiems pasakė, Paulių pažįstu, Jėzų pažįstu, kas jūs tokie, jo, nurengė ir jie ten nuogi varinėjo po kaimą. Jo, linksmai gavosi, bet jiems turbūt skaudėjo, nežinau, gėda buvo paskui po visų šitų dalykų. Jo, velnias sako, aš nežinau, aš jūsų nepažįstu, o ir Jėzus sako, jo, kad jūs darėt, kažką varinėjot, kažką darėt, sako, o aš jūsų nežinau. Jūs ten kažką gal ir darėt, bet aš jūsų nežinau. Ir žiūrėkit, dar viena labai svarbi mintis. Tu elgiesi iš to, kuom tu tiki. Suprantat? Todėl labai svarbu ne ką tu gali,
ne ką tu turi, bet kas tu esi. O kas tu esi, nusprendi tu ir tai priklauso nuo to, kuom tu tiki. Jeigu žmogus elgiasi kaip kiaulė, tai reiškia, jis netiki, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis yra Dievo sūnus ar dukra. Suprantat? Mūsų tikslas pirmiausia patikėti tuom, ką Dievas sako, ir tada iš to bus mano veiksmai. Suprantat? Jeigu žmogus elgiasi ten kažkaip šlykščiai, žiauriai ar negražiai, čia dėl to, kad jis netiki, kad jis yra Dievo karalius. Dievo vaikas, atsiprašau. Jo, kad jis viešpatauja savo gyvenime per Jėzų Kristų. Ir iš to mes suprantam, kad mums vėl reikia eiti į tą apreiškimą. Mes negalime duoti, jeigu mes nepriėmėm. Mums reikia priimti iš viešpatės tą meilę, kurią jisai mums duoda. Ir tada iš to, kaip parašytai, iš tavo vidaus pradės tekėti gyvenimo vanduo, gyvybės vandenis pradės tekėti. Suprantat mechanizmas koks? Dievas parodo iš vidaus į išorę. Aš galiu ten ištobulinti visą savo elgesį ir taip toliau, bet jeigu viduje yra kitaip, anksčiau ir vėliau, tai išlis. Tai įlos maiše, kaip sakoma, nepaslėps. Anksčiau ir vėliau tai iššoka. Kas aš viduje? Ką aš apie save galvoju? Jo? Ir mūsų užduotis kaip Dievo vaikų, vat būtent tam skirti laiko. Nes Dievas davė viską, o aš sakau, ne Dieve, aš netikiu, negali būti. Aš Dievo vaikas, baigtų. Ačiū, kad ten mano nuodėmės atleidai, ačiū ten, kad kažkada padėjai, bet kaip taip gali būti, kad aš Dievo vaikas? Žiūrėk, kaip aš elgiausi. Tai tu ir elgėsi dėl to, kad tu netiki, kad tu esi Dievo vaikas. Kada tu patikėsi, kad tu karaliaus sūnus ar karaliaus dukra, tu galbūt daugelį dalykų pakeisi savo gyvenime. Nes karaliaus dukra taip nesielgia. Karaliaus sūnus taip nesielgia. Suprantat? Ta atvejį, kurį aš parodžiau rašte, Dievas aiškiai pasakė, viskas, jūs nepanorėjot užeiti į žemę. Jisai davė žodį, jūs čia išmirsit ir nauja karta užeis. Jie sako, ne, jie vėl pasipriešino Dievui. Jie puolė patys dabar užeiti, be Dievo. Ir jie gavo per galvą. O kada Dievo žodis buvo įvykdytas ir tie žmonės išmirė, nauja karta užaugo, jie užėjo ir pergalingai perėjo į Jerichoną ir visas kitas žemės ir užėmė. Nors ten ne viską vėlgi užėmė dėl netikėjimo, bet didžiąją dalim užėmė tas žemės, kurias Dievas pažadėjo. Išgelbėjimas, sveikata, aprūpinimas, apsauga, visi šitie dalykai rašte. Pats žodis sozo, kuris išsiverčia, gali pačiam rašte, jisai išsiverčia šitais 5 komponentais. Išgelbėjimas, išgydymas, apsauga, aprūpinimas. Išgydymą pasakiau? Reiškia 4. Jie niekada nebaigtiniai. Jie yra... Taip. Aš kalbėjau apie tuos baigtinius dalykus, čia jau toks vedimas šventosios dvasios, pavyzdžiui, arba tavo versle, arba kažkokiuose niuansuose, kada Dievas tau sako, pavyzdžiui, evangelistai, nežinau, ar girdėjau tokius liudijimus, kai Dievas pasakė, reikia tam tikrų momentų, reikia būti tam tikroje vietoje ir tu sutiksi tam tikrą žmogų. Ir jisai paklūsta, nueina ir bam, įvyksta tas susitikimas. Po valandos, po dienos, po savaitės, viskas, tu gali ten tupėti dar 50 metų, tu ten nebus to žmogaus, kas turėjo vykti. Čia apie tai, be abejo. Bet Dievo žodėje mes skaitom, pamatinius, fundamentalius dalykus, kurie yra išlaisvinti ir Dievas jų niekada nestabdė. Jie viskas, jie į amžinybę, jie non-stop. Jisai tik tai ragina mus eiti, nerti į tą upę, eiti į tą tiekmę. Ir dar kartą užakcentuoju, kad čia ne apie pasmerkimą. Jeigu jūs jaučiat kažką, tai šventoji dvasia rodo jūsų gyvenime, ko jūs nepaėmėt, ką galėtumėt paimti, čia ne tam, kad jūs pasmerkti, čia tam, kad išeiti iš to. Kad atvirkščiai numesti į šoną tą bet kokį pasmerkimą vieną kartą visiems laikams. Tai ne Dievo būdas mus motyvuoti.
Dievas mus motyvuoja meilę, Dievas mus motyvuoja pažinimu, naujais kažkokiais dalykais, džiaugsmu, ramybė, atradimais. Jis mus nemotyvuoja kaltinimais, baimėm, kažkokiom smerkimais, gėda. Jis tų dalykų nenaudoja. Tai yra ne Dievo įrankiai, tai yra velnio įrankiai. Jo? Jėzus atėjo tam, kad duoti gyvenimą apšiai. Tai va, turbūt šiandien tada tiek. Šitą temą visien yra neužbaigiama. Bet, jo, tą pasakiau, labai svarbu ir tą pasakiau, ką norėjau šiandien pasakyti. Va, tai tada paskutinį kartą trumpai mintis yra ta, kad sužinoti yra labai svarbu, bet svarbiau yra patikėti. Ir tavo supratimas to, kur tave Dievas veda, čia ne prie ko. Suprantat? Jeigu tu nesupranti, tai yra normalu. Kaip žmogus gali išgyti, kai tu uždedi rankas ir ten keičiasi sąnarys, arba ten atsiranda naujas organas, arba kaip tai vyksta, aš nežinau, pavyzdžiui, gal iš jūsų kažkas ir žino, ten kažkas sako dabar jau, kad yra jau kažkokios technologijos, kad ten leidžia kažkokį garsą ir ten kažkas formuojasi. Gal tame yra tiesa, nes viskas žodžiu yra sukurta ir Dievas sako, sakyk žodį, jo, mes daug skaitom apie tai, kai Dievas duoda garsą ir ant Siono buvo didžiulis garsas ir Apreiškimų knygoje mes skaitom, kad bus tos triūbos jo ten skambės ir bus tų garsų, visko. Reiškia, garsas tai yra labai svarbus komponentas. Bet iš tikrųjų, kaip tai vyksta, bent jau šiai dienai nieks nežino. Bet tai nereiškia, kad aš dabar nesimelsiu. Man nereikia supratimo. Man reikia žinojimo, kad tai yra Dievo valia ir tikėjimo, kad ta Dievo valia yra man, o ne kažkur, kažkada, kažkam. O dabar čia ir tam, arba šitam žmogui, iš kurį mes meldžiamės, arba mums visiems, arba man asmeniškai, čia jau priklauso nuo situacijos. Suprantat? Amen? Amen. Tai va, brangiai, va toks žodis, pagalvokit apie tai, aš tikiu, kad tai išlaisvins tikėjimą, kad tai išlaisvins supratimą, kaip viskas veikia, todėl, kad priešas mus visą laiką stumia į tai, kad apkaltinti Dievą. Mums kažkas nesigauna ir mes pradedam galvoti, Dievas galėtų čia kažkaip, žinai. O mes greičiausiai ne į tą susifokusavę. Mes kažkur suklydom ir nereikia bijoti ieškoti tų klaidų. Nieko baisaus. Dievas visą jo pasmerkimą paėmė, visą gėdą paėmė, viskas nukryžiuota. Viskas. Jis tave veda tam, kad iš to išlaisvint, kad tu daugiau tų klaidų nekartotum ir po tas pievas daugiau neklaidžiotum, o judėtum ten, kur Dievas tave veda. Amen. Davai, gal dar pasimeldžiam, jo? Ačiū tau, mūsų viešpatė, aleliuja, dėkojame tau, mūsų Dieve, dėkojame, brangusis, aleliuja, kad tu parodai tą išmintį. Viešpatė, dėkojame, kad tu padedi mums suprasti, kaip tu viską nuostabiai esi sukūręs. Aleliuja, viešpatė, padėk mums eiti tą gerą tikėjimo kovą, kaip tu pasakėjai. Išlikti tikėjime, viešpatė. Padėk mūsų netikėjimui priimti visą tai, ką tu esi paruošęs mums, ką tu esi mums davęs, viešpatė, nes tu esi didelis Dievas. Aleliuja. Ir mes net neįsivaizdavom ir nematėm netgi to, kur mes dabar jau esam. Viešpatė, bet tu pasakėjai, kad mūsų akis nematė ir mūsų ausis negirdėjo tai, kad tu paruošei tavo vaikams. Aleliuja, viešpatė, mes sutinkame su tom. Mes nelauksime, kol mums viskas bus aišku. Mes nelauksime, kol mūsų supratimas mūsų aplenks, viešpatė. Aleliuja, mes judėsime tikėjimu. O supratimą tu mums davėjai. Tu mums davėjai sveiką protą, tu mums davėjai iš vis supratimą, pati iš savęs tu davėjai. Aleliuja, bet judam į priekį mes tikėjimu. Ačiū tau, mūsų Dieve. Ačiū tau, kad su tavim yra viskas saugu, kad su tavim yra viskas labai įdomu ir pilna kupina meilės. Ačiū tau, mūsų viešpatė, dėkojam tau iš visos širdies Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Aleliuja.